Va, labas rytas dar kartelį visiems. Tai susirinkom Darsūniškyje. Taip, mes šitokiu pusiau varžybiniu ritmu gaudysim. Evaldas mojuoja. Ten toliau Mažvydas. Na ir pasižiūrėsim, kas šiandien pavyks. Oras fantastika tikrai. Sakykim, vėsų, bet nei vėjelio nieko, tai tokiam laikų metų, tai čia super. Šiandien reiks išbandyti naują meškerę. Pasižiūrėsim, kas čia per žvėris. Va, nematau, tikriausiai nesimatot. Atora 390, 120. O, biudžetinis kotelis. Iš pirmo įspūdžio tikrai labai smagus, greitos akcijos. Tai pasižiūrėsim, nes planuoju gaudyti su 2 taškais, tai pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Kolegos jau pradėjo skenuotis dugną, ieškotis taškų. Nu, žiūrėsim, ar pavyks čia kažką šiandien pagauti ar ne. Tai va, bandysim. Nu ką, startuosim, vyriokai, ne? Pasiruošę. Va. Nieko nesigird. Tai taktika, man atrodo, pas visus labai panaši. Pirmas taškas apie 50 prasukimų, tai čia 40 keli metrai. Aš antrą tašką apie 60 metrų pasidariau. Pasižiūrėtai. Bandysim. Ką iš gyvų vyrai? Standartas. Ne, tai va. Tai bandysim. Startuojam ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Žiūrėk, yra artimoji patikrinimai, ne? Apie taškiuką, ne, pirmai. O, iš artimos, ne? Ne, iš tolimos. A, iš tolimos? Galvau, gal tikrinai tą artimesnį. Dabar padėjo duoti daug motyvų. Be kibino. O. Gal iš tikrųjų papietavo mes. Žuvis sako gal. Gal laikas? Reiktų. Kažką užsandžiauti. Nu, turim karšį. Žiūrim, ką Mažvydas sako. Nedidelis, bet... Iki 8 kilogramų kažkas turėtų būti. Ai, ne. Šis labai nedidsta. Svarbu karšis. Svarbu atėjo. Ką pažadėjai? Va, koks piktas, nenori graižti.
O. Valio. Atsiriš gal reikalai. Ne? Super. Padarysim to. Nu, Evaldai, kaip mes tą jausmą pavadinsim? Va, kas. Nu? Tas. Sakyk į kamerą žmonėm. Ką čia pasakysi? Karšiukas, eilinis, nedidelis, piktas, fainas. Aš čia ir paliksiu tą kamerą dabar. Jo, priskūrė tai tegu. Svarbu pasikūrėm. Kokios daug viskotos nevartočiau. O tokią vat atsisėdau, pirmą širiklą numečiau klipsui nuimt. O, čia plakis. Plakis? Jo, pasakymus. O, visko. Radiacijai. Karšplakis. Čia tai gervulis. Gervulis. Novaričką dabar pastavė įtampą. Tave nukraipau. Nukarkidimas buvo toks išreikštas. Ne, tokiu. Blemba plakti iš lovos tai tvarkinga. Ir štai, tai įvyko ilgai laukta akimirka. Atvažiuoja bonusas. Komanda džiaugiasi palaikymo. Evaldas jaučia spaudimą. Kamera įsikrauna. Evaldai. Traukiam žolės. Čia kažkas rimto. Pagalvoji. Nu, blemba, smūgiai tai karšiniai gal, ne? Karšiokas. Karšiokas. O, čia jau. Bigas šiandienos. Nu, rodyk liaudžiai. Biškį didesnis. O, super. Raudonuoja greitai. Nu, tai tokia žvejyba. Kokios šiandien išvados, kaip ryte po žuklės? Čia laimikis visų. Laukia pažiūrėjau. Nu koks bus svoris, Mažvydai? Pasvert galėsim beje. Svoris? Nu čia bus kokie 5,5 kg. Nu, nestebuklai. Nestebuklai. Ką pastebėjom? 2-3 kibimai, karšiukai pagauti ir paskui apstoja, ne, iš principo. Kaip tau, Evaldai? Jo, buvo vargo vakarienė šiandien. Visi vargom, kaip sakant, kas kaip mokėjom sukomės iš padėties, bet panašu tiek jaukas, tiek gyviai davė daugiau žalos negu naudos šiandien. Nu, bet Evaldas vis tiek tą bonusiuką šiandieno 700 gramų karšiuką. Mažvydai, tavo įspūdžiai po žuklės. Jo, tai žuvis vangi, ganėtinai sunku ją rankiot, va kaip ir Richardas sakė, porą karšiukų nusirenki ir vėl aprimsta viskas, tai būri, kažką pribūri.
Šiandien praščiau, kitą kartą gal bus. O, dar čia kažkur tas plakas gražesnis buvo toks. O, didysis plakas. Gerai. Tai va, okei. Paleidžiam žuvytę nekankinant, paleidimo. Kitą kartą. Jo. Paleidžiam, kad paukteltų. Kitą kartą tėvelius tegu pasikeičia mamytės. Turėt visas gyvent, Vaikų darželis plaukia namo. Jo. Na va, viskas. Tai va, ar sezono uždarimas? Oi, ar čia sezono uždarimas? Vienas dievas žino. Mažvydai? Nu, tikiuosi dar ne. Nu, Tikiuosi dar duos orų. Praeitais metais gegužės gruodžio 31 buvo sezono uždarimas, tai pažiūrėsim kaip šiemet bus. Bet gal dar pavyks. Ateik čia, gospodina. Gospodina, не знаю, как его называют. Цинянин. Jo, brimbendits.